vaikai, šiandien mano rankose labai įdomi knyga iš serijos Įdomioji senovė ir knyga vadinasi Sena spinta. Kaip senovėje žmonės rengėsi, kuo jie puošėsi ir kur pirkdavo drabužius, jei nebuvo prekybos centrų, kaip kad yra dabar. Tai ši knygutė atsakys į šiuos klausimus. Skaitysime kartu ir žiūrėsime iliustracijas. Kodėl senoviškos spintos buvo tokios mažos? Adelė atvažiavo atostogauti į kaimą pas senelę. Jos medinė troba net kvepia kitaip negu namai mieste ir daiktai čia kitokie. Viename kambaryje stovi sena spinta su paukšteliais. Sako, kad ją pagamino meistras prieš 100 metų. Bet kaip į ją galėjo tilpti visos šeimos drabužiai, jei Adelės nuosavame name stovi spinta per visą sieną ir iki pat lubų, o mama vis tiek dejuoja, kad niekas į ją netelpa. Adelė apglėbė spintą ištiestomis rankomis, nelabai didelę pagaminta meistro. Gal taupė lentas? Senovėje žmonės turėjo drabužių kur kas mažiau, nei dabar turime mes. Žinoma, ir tada kiekvienas norėjo turėti kuo daugiau ir kuo gražesnių, bet ne kiekvienam tai buvo pagal išgales. Drabužis buvo turtas visam gyvenimui. Kasdieniniai darbiniai drabužiai taip ilgai netverdavo, susidėvėdavo, suplyšdavo, tačiau išeiginiai buvo labai branginami. Ir mados taip greit nesikeisdavo. Be to žmonės drabužius laikė ne tik spintose, bet ir skryniose. Spintos gana nesenas išradimas. Jos į valstiečių namus atkeliavo tik prieš gerą 100 metų. Tai buvo naujovė, nusižiūrėta iš dvarų ir bažnyčių. Spintoje buvo kabinami geriausi šeimynos drabužiai – kailiniai, švarkai, sermėgos. Kitus drabužius dėdavo tiesiog į skrynias ar kabindavo ant vinies. O dabar gilesnėje senovėje šeimos drabužiai būdavo laikomi net ne skryniose, o kubiluose, iš kurių čia pat galėjai pasiimti prireikusį kasdieninį drabužį. Na štai, aš parodysiu čia tokios iliustruotos, išpaišytos rankų darbo su tokiais ornamentais spintos. Ir jos nebūdavo didelės, jos buvo visiškai mažytės. Adelė turi mažą dėžutę, susidėti plaukų segtukams. O ką žmonės dėdavo į tas milžiniškas senovinės skrynias? Skrynių namuose būdavo daug ir įvairių. Kiekviena tekanti mergina privalėjo turėti bent vieną kraičio skrynią. Iki vestuvių kiekviena mergina turėjo prisiausti lino drobulių ir vilnos audeklų, kurių prireiks šeimynos drabužiams, pataliniai, rankšluosčiams, tai vadinama kraičiu, o kraitis būdavo dedamas į kraičio skrynią. Kraitinės skrynios būdavo puošiamos ornamentais, išgražinamos. Kitos namų skrynios būdavo tiesiog tvirtos, kartais kaustytos. Skrynia atstodavo ir kelioninį lagaminą, išsiruošus kur toliau. Ar žinote, kodėl skrynios dangtis suapvalintas? Jei kelionėje merktų lietus, nuo skrynios vanduo lengvai nutekėtų. Adelei labai patiktų pasirausti senoje skrynioje. Gal rastų ten ką nors įdomaus? Na štai, tokios skrynios išraižytos įvairiais ornamentais ir jose laikydavo audinius. Keisti tie senoviniai galvos apdangalai, juk patogiau būtų nešioti skrybėles ar megztas kepuraitės. Senovėje ištekėjusios moterys nešiodavo nuometą. Nuometas yra atkeliavęs iš viduramžių, taip puošėsi kilmingos moterys ir net karalienės. Kilmingų moterų mados visada patikdavo ir paprastoms kaimietėms. Žinoma,
tarp kilmingųjų nuometas būdavo jau seniai išėjęs iš mados, o kaimietės ir toliau mielai juo puošėsi. Nuometos saugojo nuo šalčio ir nuo saulės kaitros. Pavyzdžiui, aukštaitės nuometą formuodavo iš vieno audinio gabalo. Tokių nuometų galima pamatyti ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų tautiniuose kostiumuose. Mergaičių ir jaunų merginų galvos apdangalai buvo kitokie nei ištekėjusių moterų. Vasarą jos galėjo vaikščioti ir vienplaukės, o skarytės rišosi pasmakrėje. Vyresnės moterys skarą rišdavo pakaušyje, kartais keletą skarų vieną ant kitos. Na štai, čia vaikai yra dzūkiška skarelė, žemaitiška skara, nuometas atrodo taip ir kasnykas, merginų puošmena atrodo štai taip. Taip puošdavo senovėje galvą. Tokios staklės stovėdavo kiekvienuose namuose. Moteris ausdavo lininius ir vilnonius audeklus. Adelės mama turi suknelę iki žemės, kurią puošiasi per šventes, o senovėje moteris sijonais žemę šluodavo kasdien. Kodėl senoviniai sijonai tokie ilgi ir platus būdavo? Taigi, nuo seno madas diktavo aukštuomenė. Jei dvarininkės nešiodavo krinolinius, kaimo moteris stengdavosi panašiai susiklostyti sijonus. Nugaroje suraukdavo daugiau, priekyje mažiau. Lietuvių moterų sijonai būdavo platus, apie 3 metrus pločio ir sunkus, sverdavo apie kilogramą. Sulijus vilna pasunkėdavo dar keletą kartų. Senovės Lietuvoje moteris segėjo mažiausiai 2 sijonus – viršutinį ir apatinį. Vakarų Žemaitijoje buvo įprasta nešioti net po 5 sijonus, kad atrodytų puošniai. Žiemą sijonų gausa saugodavo nuo šalčio. Vasarą vilnonį sijoną kartais keisdavo lininis, nors jis buvo laikomas ne tokiu gražiu. Na štai, staklės ir ausdavo štai tokius gražius vilnonius ir lininius audeklus. Apatiniai baltiniai atrodė kaip naktiniai marškiniai. Prieš 100 metų įprastas apatinis drabužis buvo ilgi marškiniai, primenantys dabartinius naktinius marškinius. Nei liemenėlių, nei kelnaičių niekas nenešiodavo. Vėliau apatiniai baltiniai pasikeitė ilgi marškiniai, suskilo į 2 dalis – į trumpus marškinius ir pasijonį. Pasijoniai kartais būdavo ne mažiau puošnus už viršutinį sijoną. Viešai rodomi buvo tik spalvoti apatiniai sijonai. Spalvotas apatinis buvo reikalingas tam, kad bendras kostiumo siluetas labiau išsipūstų. Be to, einant keliu į bažnyčią, viršutinį patį gražiausią sijoną moteris pasikaišydavo, kad jis nesusiteptų. Baltieji pasijoniai, nors ir gražiai puošti nėriniais, siuvinėti nebūdavo rodomi, juos pamatydavo tik draugės pirtyje. O ką darydavo žmonės, jeigu staiga sustorėdavo? Apkūnių žmonių nebuvo daug, nes visi nuo ryto iki vakaro dirbo įvairiausius ūkio darbus. Ir maistas nebuvo toks sotus ir gausus kaip dabar. Žmonės laikėsi pasninko. Kasdieniniai drabužiai buvo pritaikyti storėjimui ar plonėjimui. Marškiniai plačiomis rankovėmis būdavo praktiškai neišaugami, nes rankogalių ir apykaklios plotį buvo galima reguliuoti sagomis. Klostyti moterų sijonai irgi gana paprastai praplatėdavo, atlaisvinant juosmenį. Vyrų kelnės neturėjo užtrauktukų, kaip kad dabar juosmuo būdavo susirišamas virvele arba juosta. Jei žmogus sustorėdavo ar sublogdavo, persiūti reikėdavo nebent išeiginės, sermėgas ar liemenes. Na štai, tokie būdavo naktiniai marškiniai ilgi. Na čia. Adelė savo sukneles susijuose dirželiu, o protėviai juosdavosi margomis juostomis. Juosta ir gražu ir praktiška. Susirišus švarką, kur kas šilčiau, juosta prilaiko sijoną ir kelnes, kad nesmuktų, o kartu įvairiausiai
Juostos raštai pagyvina kostiumą, leidžia parodyti moterų meistriškumą. Juostos buvo puikiai dovana ir vestuvėms, ir krikštynoms, ir laidotuvėse juostas naudojo. Varvigalių kelnes ar švarką rišdavo tik vargšai. Sakydavo, jau toks nusigyvenęs, kad net juostos neišgali įsigyti. Juostos būdavo mažų mergaičių rankdarbiai. 6 metų mergaitės jau pindavo, vydavo, ausdavo juostas, o vėliau pradėdavo mokytis sudėtingesnių darbų. Į audimo stakles sėsdavo maždaug nuo 10 metų. Seni žmonės dar atsimena, kaip tos juostos pinamos. Adelė mokysis nupinti pati. Tai juostas naudojo vietoj užtrauktukų ar sagų. Žinoma, tikriausiai taip. Anksčiau vaikai nebuvo jokių užtrauktukų. Buvo juostas. Ir virvutės. O kaip pasikviesdavo siuvėją, jei nebuvo telefonų? Senovėje nebuvo prekybos centrų, kaip kad yra dabar. Iš kur žmonės gaudavo drabužių? Tuo metu veikė mažos krautuvėlės miestuose ir miesteliuose. Taip pat turgus, kur galėjai nusipirkti audinio ar sagų. Kaimietės ten nusipirkdavo tik kai kurių miestietiškų gaminių, brangios ir puošnios fabrikinės medžiagos, liemeniai sidabrinių plokštelių ir grandinėlių, jai suvarstyti šilkinių kaspinėlių, kuriuos prisegdavo prie vestuvinių karūnų ir dar daug visokių smulkmenėlių. Vienkiemius ir nuošalestienės sodybas aplenkdavo keliaujantys prekybininkai, dažniausiai žydai. Išeiginius drabužius žmonės siūdavosi pas siuvėją. Siuvėjams būdavo patikimas išeiginių drabužių siuvimas, sudėtingo kirpimo švarkai, liemenės paltai, o marškinius, sijonus, prijuostės ir kasdieninius drabužius privalėjo mokėti siūti kiekviena moteris. Kaime visos moterys audė ir siuvo. Dažniausiai žiemą, kai nebūdavo lauko darbų, jauna mergina iki vestuvių turėdavo susikrauti kraitį, prisiausti skrynią audeklų, pataliniai ir drabužiams. Siuvėjai keliaudavo iš kaimo į kaimą, jie apsistodavo ūkininkų namuose, tol kol apsuks visą šeimyną. Ir visai šeimynai pasiūdavo drabužius. Apie gerą siuvėją žmonės sužinodavo vieni iš kitų. Kartais siuvėjo tekdavo laukti pusę metų, kol atkeliaus, apsiuvęs gretimus kaimus. Pavyzdžiui, tarpukario Suvalkijoje buvo apie 200 keliaujančių siuvėjų. Na štai taip siuvėjai vaikščiodavo su tokiu maišu, lauknešėliu pas kaimiečius į šeimas. Adelė bando įsivaizduoti senovinį miestą, visus žmonės senoviniais drabužiais ir ilgais sijonais. Ar senovėje buvo madų žurnalų? Madų žurnalų buvo ir senovėje. Anglijos ar Prancūzijos dvaruose jau prieš keletą metų ponios vartė tokius žurnalus. Paskui į žurnalų modelius nusižiūrėdavo kambarinės, tarnaitės, naujienas parnešdavo į kaimą. Gražiai apsirengusius ponus kaimiečiai matydavo bažnyčiose, kartais ir kokių nors didelių švenčių metu. Visais laikais mada plinta, nusižiūrint vieniems nuo kitų. O senovėje didžiausias madų podiumas buvo bažnyčia, nes į ją visi eidavo apsirengę, ką turi gražiausio. Čia būdavo aptarinėjimų moterų rankdarbiai ir audėjų išmanumas. Dauguma drabužių buvo siūti, o ne megzti. Mezgimas virbalais atėjo iš vakarų į Lietuvą gana vėlai. Lietuvės nuo senovės ne mezgėjos, o audėjos. Audimo raštų būta labai daug, sudėtingų ir įmantrių. Senovės Lietuvoje buvo įprasta megzti tik kojines, pirštinės, riešinės ir tai ne visur. Vietoje kojinių dažniau vyniodavosi autus, drobės gabalus. Šventiniai autai turėjo būti labai gražus, nes nešiojant su naginėmis ar vyžomis jie buvo matyti. Na štai. Žmonės labai puošdavosi eidami į bažnyčias. Na, čia yra raštų, tokių kaip riešinių raštai. Ar gintariniai karoliai buvo madingiausias papuošalas? Viename stalčiuje Adelė rado labai gražius, perregimus karolius, gelsvus ir šviesius kaip saulė, gintarinius.
Nors Lietuva vadinama gintaro kraštu, gintariniai papuošalai paprastam žmogui buvo per brangus. Mažojoje Lietuvoje valstiečiams buvo griežtai uždrausta rinkti ir puoštis gintaru. Tik prieš gerą šimtmetį, kai Palangoje vokiečiai įsteigė gintaro dirbtuves ir pradėjo tekinti karolius, jie pamažu išplito po visą Lietuvą. Tokie karoliai buvo labai vertinami. Žmonės manė, kad gintaras stiprina sveikatą. Kur kas senesnis lietuvių moterų papuošalas iš svetimų kraštų atvežti koralų ir stiklo karoliai. Žiedų ar apyrankių kaimuose nenešiojo, nors liaudies dainose minimi aukso žiedeliai, iš tiesų aukso turėjo retai kuris. Lietuva buvo gana neturtingas kraštas. Moterys puošdavosi ne tik karoliais ir žiedais. Prabangos dalykų buvo laikomas plonos moteriškos skarelės, kokių pačios moterys negalėdavo nusiausti. Pavyzdžiui, rytietiškos skarelės iš Kašmyro, Vilnos ar Šilko. Iš pradžių jos buvo įperkamos tik turtingoms miestietėms, vėliau pasidarė prieinamos ir kaimietėms. Jas moterys ryšėdavo prie išeiginių drabužių ir labai saugodavo. Didžiausia mergaičių ir merginų puošmena buvo šilko kaspinėliai. Na štai. Šilko skarelės, šilko kaspinėliai ir gintariniai karoliai. O kokiagi buvo vaikiška mada? Maždaug iki 3 metukų vaikai lakstydavo vienmarškiniai. Tik apie 3 metus berniukai gaudavo pirmasis kelnes, mergaitės sijonukus. Jei reikėdavo vaiką išvesti į žmones, jis būdavo aprengiamas tokiais pat drabužiais, kokius nešioja suaugusieji, tik mažesnių dydžių. Vaikų drabužėliai nebūdavo puošti nei meškiukais, nei paukščiukais, taigi nebuvo tokie ryškus kaip Adelės. Dažniausiai mažos liemenės ar švarkeliai būdavo siuvami iš atraižų, likusių nuo suaugusiųjų. Vaikiškiems drabužėliams tikdavo ir geresnio audinio gabaliukai iš sunešiotų ar suplyšusių drabužių. Kailinukų ar mažų paltukų vaikai neturėdavo. Žiemą praleisdavo troboje, o einant į lauką būdavo susupami į skarą. Na, tiesiog vaikų drabužėliai nebuvo puošti nei meškiukais, nei karvytėmis. Jie buvo labai paprasti. Kažin ar būtų patogu važinėtis riedlente su tokiu sijonu iki žemės, pagalvojo Adelė. Dabar žmonės tautiniais kostiumais rengiasi per šventes ar liaudiškas vakarones. Kurie neturi kostiumų, pasipuošia nors gintaro karoliais, riešinėmis ar tautinėmis juostelėmis. Na štai vaikai, perskaičiau labai įdomią knygą, kaip senovėje žmonės rengėsi. Na, o kas klausėte, labai jums ačiū ir iki kitų susitikimų vaikai. Iki.